Kelias Vilnius-Utena nutiestas prieš 40 metų. Tai vienintelis betono plokščių konstrukcijos kelias Lietuvoje. Šio kelio beveik 43 km ilgio ruožas nuo Nemenčinės Maišiagalos sankryžos iki Molėtų yra labai blogos būklės. Ši betoninė konstrukcija turinti kelio atkarpa nuo Nemenčinės Maišiagalos sankryžos iki Molėtų netrukus bus atnaujinta. Eismo intensyvumas ruožo pradžioje siekia nuo daugiau kaip 7,5 tūkstančių automobilių per parą. Toliau Molėtų kryptimis srautas mažėja ir ties Molėtais krenta iki beveik 5 tūkstančių automobilių per parą. Dėl tokio eismo intensyvumo nuspręsta šią kelio atkarpą rekonstruoti iš 2 eismo juostų į 2+1 eismo juostas. Kad automobiliams važiuojantiems skirtingų greičių būtų lengviau aplenkti vienas kitą, eismo juostų skaičius ta kryptimi keičiasi kas 1,5–2 km. Pavyzdžiui, važiuojate Molėtų kryptimi šiuo keliu vieną juostą, pavažiavus 1,5 km matote, kad kelias ta kryptimi išplatėja. Atsiranda antroji juosta. Dabar 1,5 ar 2 km šia kryptimi bus sudarytos sąlygos saugiai lenkti lėčiau važiuojančius automobilius. Kaip bus paskirstytas kelio plotis po atnaujinimo? Pagrindinės eismo juostos plotis bus 3,5 metro. Antrosios nepagrindinės lenkimui skirtos eismo juostos plotis bus 3,25 cm. Kraštiniai saugos juostai numatyta 0,5 metro. Šalikelės plotis iš abiejų kelio pusių po 1,5 metro. Kad kelias būtų saugesnis nuo gyvūnų saugos tinklo tvoros, jos bus įrengtos abiejose kelio pusėse per visą ruožą. Jų bendras ilgis sieks apie 90 km. Taip pat laukiniams gyvūnams numatyta įrengti 5 požeminės perėjas. Beveik 43 km ruože bus įrengtos ir saugesnės sankryžos. Iš viso net 24 sankryžos bus pertvarkytos. Sankirtoje su keliu Nemenčinė Eitminiškės Paberžė bus įrengta žiedinė sankryža. Sankirtoje su rajoniniu keliu Joniškis Dubingiai Dirmetai Paberžė suplanuota įrengti vieno lygio 4-šalę sankryžą. Kelyje Giedraičiai Miežioniai Dubingiai bus atnaujintas čia esantis viadukas. Kelyje bus atnaujinti autobusų sustojimo peronai ir įrengti laukimo paviljonai, panašiai kaip jau atnaujintame šio kelio ruože nuo Molėtų iki Utenos. Iš viso jų bus atnaujinta net 20. Patogiam ir saugiam pėsčiųjų ir dviračių eismui per visą ruožą bus įrengta apie 3 km pėsčiųjų ir dviračių takų šaligatvių. Eismo saugai užtikrinti visame ruože abiejose kelio pusėse bus įrengti apsauginiai atitvarai, kurių bendras ilgis apie 100 km. Gyventojus nuo triukšmo saugos kelyje įrengtos triukšmo užtvaros. Jų ilgis bus daugiau nei 1,5 km.